iki šiol Kauno vyskupija vadinama Žemaičių vyskupija. Šitoj bažnyčioj metu sutvirtino 3000 žmonių. Bokštai visada yra pirštas rodantis viršun. Pagal liturginius nuostatus choras negali būti atskirtas nuo liaudies, jis turi būti kartu su visa liaudimi. Iki šiol varpai neskamba, reiškia beveik niekada. O suliepsnodavo liepsna visas kupolas. Čia buvo dumplės, kurias kažkada mindavo kojom. Jeigu vienoje pusėje yra Pauliui kerta galvą, tai kitoj pusėje Petras pakabinamas žemyn galva ant kryžiaus. Bažnyčioje pats svarbiausias dalykas yra altorius ir stalas, kuris primena paskutinę vakarienę.